Panorama. Kokia dar tau panorama? Paranormara. Radistų paranormara. Va tai taip, va. Ir kitaip. Sveiki gyvi. Su jumis vis dar gyvas po naujųjų metų žurnalistas Jonas Nainys tiesiogiai iš ZIP FM studijos. Peržengus 2009 metus Lietuvą užplūdo itin didžiuliai sniego kiekiai. Šiandien Vilniaus mieste sniego danga siekia 0,5 metro aukščio. ZIP FM radio darbuotojai ryte turėjo net atkasti savo darbo vietą, mat patekimas į spaudos rūmus buvo neįmanomas. Viduje likęs apsaugos darbuotojas irgi padaryti nieko negalėjo. Bandžiau šildyti iš vidaus, užkūriau dujinę ir įjungiau mikrobangų krosnelę, kad sniegas ir šaltis atleistų radio lauko duris, pasakojo apsauginis Dyma. Vakare padėtis irgi buvo prasta. Radistai darbus važiavo žymiai ilgiau nei įprasta. Keliai labai slidus, būkite atsargus ir jūs. Rytoj sausio 8-ąją radio stotyje šaukiamas visuotinis darbuotojų susirinkimas. Kaip teigiasi pavaldžia, susirinkimas prasidės lygiai 10:30 min, bet apie pabaigą neskelbiama. Turime aptarti labai daug klausimų, išsiaiškinti bėdas ir pasidžiaugti puikiais 2008 metais, teigia ZIP FM direktorė Gabrielė. Radio stoties didžėjai kol kas nusiteikia optimistiškai ir nesitikė, jog bus etatų mažinimas dėl vyraujančios krizės. Manau, susėsim, išgersim šampės ir juoksimės kaip visada, teigia Rolandas. Apie pasikeitimus ir naujai priimtus projektus ZIP FM teritorijoje sužinosite artimiausiuose žiniuose. Ir štai, pagaliau ilgai lauktas įvykis ZIP FM pasaulyje. Naujai gali į radio stotį pažvelgti žmonės, besinaudojantis internetu, kadangi ZIP FM iš pagrindų atkūrė savo svetainę. Dabar ji dar spalvingesnė, dar linksmesnė ir dar patrauklesnė. Nors visi apsimeta, kad puikiai viską supranta, bet yra puikiai matyti, kad daugelis ZIP FM darbuotojų ir šiaip prašalaičių ničnieko nesupranta svetainėje. Kryviai ir burtininkės numato puikią ateitį puslapiui. Tai, kad jau dabar drąsiai bėkite ir nieko nebijodami, žvelkite ateičiai į akis. www.zipfm.lt. Panorama. Kokia dar tau panorama? Paranormara. Radistų paranormara. Va tai taip, va. Ir kitaip.